Sveikiname visus čia susirinkus. Rubrikoje Kitu kampu apie tai, kad ateina atpildo metas. Pats populiariausias melas šioje planetoje, kai aš gausiu tai, ko noriu, aš būsiu laimingas. Laimingi tie, kurie duoda, o ne ima. Laimingiausios gyvenimo akimirkos yra bevertės, jeigu jomis nėra dalyjamasi. Šie žodžiai buvo įrašyti kvietime į kasmetinį Lietuvos motociklų sporto federacijos apdovanojimų renginį. Vos įžengusi puošnę iškilmingo vakaro salę, į akis krito pasipuošę ir sunkiai atpažįstami moto mylėtojai. Ir toks įspūdis turi pateisinamą priežastį, juk jie be įprastų aprangų, šalmų. Čia jie visi lygus, nes nevyksta varžytuvės dėl geriausio, greičiausio vardo. Jų moto žirgai rymo garaže ir laukia naujo sezono. Lietuvos motociklų sporto federacijos apdovanojimų renginys tai proga kartu pasidalyti laimingiausiomis metų akimirkomis, apžvelgti praėjusį sportinį sezoną bei pasidžiaugti savo ir bičiulių laimėjimais, nes čia susirenka bendraminčiai, kuriuos vienyje vienas svarbus dalykas. Aš nelabai įsivaizduoju meilę sportbačiam arba kamoliui. Kažkaip tai, o ta meilė motociklui, tai iš tikrųjų reikėtų pabūti kartu, pabūti varžybose, pabūti treniruotėse arba nuvažiuoti į išvykas ar su turistais. Tai yra savotiška dvasia. Vakaro šeimininkai Lietuvos motociklų sporto federacijos prezidentas Virginijus Visockis ir generalinė sekretorė Ingrida Visockienė dalijosi džiaugsmais, dėkojo už puikius rezultatus ir linkėjo, kad ateinantis metai būtų kupini naujų pasiekimų ir svarių pergalių. Didžiausias džiaugsmas federacijos prezidentui lietuviai pasaulio čempionate. Šie metai turbūt džiugus tuo, kad mes išleidom 4 komandas į pasaulio čempionatą. Tai tikrai labai didelis pasiekimas. Rezultatai gal tebūnie ne patys geriausi, bet ne paskutiniai. Bet mes daug ką pamatėm ir sužinojom, ko mums reikia ir kokias pamokas mums reikėtų padaryti. Kitais metais federacija savo iškelia 2 pagrindinius tikslus. Aš manau, kad į žiniasklaidą tai yra pirmas dalykas. Jeigu nepopuliarinsim savo sportą, tai mes ir liksim tuose traselėse, gražioj gamtoj, kur tauta nemato. Tai reiškia, vienas iš svarbiausių prioritėtų tai žiniasklaida būtų, o antras tai jaunimas. Visas viltis dėsim į jaunimą. Jaunimas mūsų ateitis. Lietuvos motociklų sporto federacijos iškilmingame čempionų ir prizininkų apdovanojimų vakare buvo pagerbti motociklų sportui nusipelnę žmonės. Rėmėjai, be kurių būtų nepalyginamai sunkiau, o kartais ir neįmanoma siekti aukštų rezultatų bei atstovauti Lietuvai Europos ir pasaulio čempionatuose. Vienas rėmėjų Vaidas Klumbys prisipažino, kad meilę šiam sportui įskiepijo pirmas įspūdis. Pirmąsyk mane atvedė pasižiūrėti kaip žiūrovą prieš gal kokį 20-25 metus šito sporto ir man patiko tie bepročiai, kurie visi negailėdami atrodo nei savo sveikatos, nei jėgų pasileidžia, nežiūrėdami, kas dedas aplinkui. Man pakvipo tepalais, aistra, tokia beprotybė kažkokia ekstremų, kuris buvo labai nuoširdus ir tai pirmas įspūdis buvo nepakartojamas, jis pasiliko man visam gyvenimui. O žinote, dalykai, kurie yra daromi labai nuoširdžiai, su meile, su užsidegimu, jie tiesiog yra nesumeluoti. Ir aš dabar, kai žiūriu, kaip vystosi motosportas Lietuvoje, iš tikrųjų jis gyvenant ant entuziastų, ant savų pinigų, ant savo laiko, ant savo, vyrai turi žmonų palaikymą, gal draugių, seserų, tai yra nuostabu kažkas. Nuostabi bendruomenė tiesiog. Kai Lietuvos motociklų sporto federacijos prezidento Virginijaus Visockio paklausėme, kaip ir taip populiarų motosportą padaryti dar populiaresniu, vyras atsakė, jog jei žinotų receptą, tai būtų šaunu. Tačiau linkme yra dirbama ir žingsnis po žingsnio, tikslai bus pasiekti. Todėl tik visiems drauge įmanoma tapti tuo, taip reikalingu sraigteliu. Realiai mano tikslas nedirbti vienam ir karūną užsidėjus nešioti. Pagrindinis darbas tai turbūt ir yra komandoje. Ir jeigu ta komanda bus visi organizacijai esantys žmonės, tai man atrodo mes didelė jėga esame.